Taigi, sveiki visi. Šiame video jums parodysiu eventą, kuris įvyko sekmadienį, nežinau kelintą dieną, neprisimenu. Vien tik OSRS tarpas LT klančiato nariams. Taigi, dabar rodau jums vaizdo medžiagą, kaip mes susirinkiojom į Clan Warsus. Taigi, visas žaidimo tikslas buvo kaip ir Last Man Standing. Žodžiu, žmonės susirenka free-to-play pasaulį, gali turėti tik tai pilną inventorių lobsterį, daugiau nieko. Negali naudoti prierio, protection prierio, bet gali kitus prierius naudoti. Tik tai protectioną. Tai dabar aš stoviu eilėj ir patreiniu žmonės, pasakau vienam vieną skaičių nuo 1 iki 28 ir kitam vieną skaičių irgi nuo 1 iki 28. Nu ir taip gavau savo Mithril Swordą ir Mithril Shieldą. Tai čia itemai buvo ne patys geriausi. Buvo viena vieta, kur galėjai būti ir slėptis, va jau žmonės renkas. Pamatysime, kaip man sekės. Laimės tas, kuris paskutinis išliks. Tai pirma vieta gautų 3 bondus, antra vieta gautų 2 bondus ir trečia vieta gautų 1 bondą. Tai dabar aš, ką žinau, pagreitinsiu ir uždėsiu kokios muzikos ir dabar pamatysit, kaip man sekėsi. Taigi, ir baigęs mano eventas, dėja nelaimėjau, truputį supykau, bet neturėčiau, nes pradžioje mane sušoko tiesiog 2 žmonės ir jie sekė mane visą laiką. Kitą kartą stengsiuosi, jeigu bus toks panašus eventas, ką žinau, irgi kurti Steamą ar kaip nors, nes tai būtų patogiau, jie tave mažiau taikysis. Tai va, miręs grįžau, čia dar truputį jums veiksmo, dar likę keli žmonės. Laimėjo žmogus Silver 3. Pamiršau, kokį jis kombatą, man atrodo 90 kažkelinto, tai kombatas čia tikrai nebuvo pagrindinis dalykas. Čia buvo ordinacija, tiesiog koordinacija buvo. Ir jo, tai man šį kartą nepavyko, bet tikiuosi kitose eventuose pavyks. Taigi, tiesiog žmonės žinokite, kad geras klančiatas lietuvių yra OSRS LT. Visi žmonės priėmimi. Klančiate einame daug PvE, kartais ir PK nueinam, bet tiesiog gera vieta papletkinti ir jo, ir kartais būna netokie ir eventai. Čia buvo toks pirmas rimtesnis eventas. Bet kai kurie žmonės tam paorganizuoja įvairius drop party ir kitus dalykus. Tai kviečiu prisijungti į OSRS LT klančiatą, tikiuosi jums patiks. Ir iki dabar baigiu video, iki kito karto linksmų švenčių ir sėkmės.